Sveikos gražuolės, artėja tokios didžiosios šventės, ir kalėdos, ir nauji metai, ir labai daug klausimų gaunu iš jūsų, kokiasgi procedūras pasidaryti, kad neliktų kažkokių tai mėlynių, kad greitai suliftinguoti odą, kad pakelti, kad atšviežinti ją ir, žodžiu, sunaikinti raukšles ir šventėm atrodyti tiesiog nuostabiai. Pirmoji eilėje rekomenduočiau tai botulino toksino injekcijas, tam, kad mes galėtumėm išlyginti visas mimikos raukšles, priekyčių, kakta, pykčio raukšlės, taip pat galima platizmą visą atpalaiduoti raumenis ir jis duoda puikų liftingą. Bet turėkite omeny, kad būtent botulino toksinas suveikia per 2 savaitės. Šiaip rezultatai ilgalaikiai ir tikrai atjaunins jūsų veiduką nuo 5–10 metų. Toliau, kas dar priduoda odai tokio šviežumo ir jaunatviškumo, tai būtent naso labialinių raukšlių užpildymas, lūpyčių švelni korekcija, taip, tikrai priduoda tokį bendrą gražų vaizdą. Taip pat mes dar turime labai fainus Nivea liniją, kuri irgi ir stimuliuoja odą ir taip pat duoda iš karto ryškų tokį, ganėtinai ryškų, sakykime, tokį liftingą, kuris yra suvedamas vektoriniais būdais ir, žodžiu, tokiu būdu mes taip pat pakeliame audinius aukščiau. Na ir toliau, žinomas, būtent kontūrinis veido koregavimas, kontūrinė plastika jau yra priskiriama, kada mes kontūriuojam ir skruostikaulius, smilkinius, padarydami stiprų liftingą, taip pat smakras, žandikaulio linija. Visa tai padaro didžiulius pokyčius mūsų odoje ir, žinoma, tiesiog ryškus pasikeitimai ir duoda tokį super jaunatvišką išvaizdą. Na ir dar paskutinį, tai tokia sunkioji artilerija, sakyčiau, mūsų darbe, tai yra COG liftingas. COG liftingas, kurį mes tikrai dar galime suspėti pasidaryti, nes 2 savaitės ir praktiškai gydymas yra užbaigtas, visas tas periodas, rezultatai matomi čia ir dabar ir, aišku, su laiku jie dar daugiau ryškėja. Taip kad merginos priemonių tikrai be galo daug, būtent šventiniam periodui, ką mes dar galime čia ir dabar pasidaryti, kad matytume ryškius pokyčius. Na ir, žinoma, be injekcinių procedūrų pas mane pilna. Tikrai yra labai daug procedūrų, kurios skirtos odos gaivumui, odos pridrėkinimui, primaitinimui. Puikiai tinka procedūros pelenės procedūra. Tai yra, sakykime, peptidinis peelingas plus visa neuropeptidų linija, kuri yra suvedama ultragarso būdu. Ir, žinoma, iš tos pačios linijos kaukės, kurios būtent veikia kaip botulino toksinas ir atpalaiduoja paviršutinį raumenuką, priduodamas nuostabiai lygią, gražią odą. Ypač jeigu jums reikia prieš make-upą, prieš kažkokias tai šventes atrodyti spindinčių gražių veidų. Na ir dar viena iš tokių nuostabiai fainų procedūrų, tai, sakykime, tokia perlamutrinė oda arba glow skin, sakykime, tai būtų būtent enziminis odos šveitimas, plus vėl specialių ingredientų suvedimas ultragarso būdu. Tai yra odos stiprus primaitinimas, pridrėkinimas ir, žodžiu, odos tas nušveitimas įduoda vėlgi tokią nuostabiai lygią, gražią odą, tokią spindinčią ir gaivę. Žinoma, dar pilnai galima pasidaryti ir giluminį veido valymą, nes oda tikrai spės atsistatyti, o šiaip tokių rimtesnių priemonių, kurios dirba lėtai, jos, aišku, dirba be galo gerai, be galo taikliai ir, sakykime, turi ilgalaikį rezultatą, mes, aišku, jau nespėsim greičiausiai jo pamatyti, tokie kaip, pavyzdžiui, radieso, pieno rūgšties injekcijos. Taip, mes matysim kažkokį nedidelį rezultatą po 3 savaičių mėnesio bėgyje, bet tai dar nebus tikrasis rezultatas. Todėl, jeigu jums reikia čia ir dabar, aš paminėjau keletą procedūrų, kurios tikrai duoda rezultatus čia ir dabar. Tai tiek, laukiu jūsų pas save. Gražių jums artėjančių švenčių.